Bėgo, aš turiu vilties. Wow. Nusprendžiau lėkti į Vokietiją, Berlyną. Niekad nebuvau buvęs ten, norėjau aplankyti, pamatyti. Nu ir tai vieni iš pigiausių bilietų buvo, kuriuos radom Rainierę. Kad liūdna nebūtų, kartu pasiėmiau draugelį Matą. Matas, jis toks įdomesnis. Šokom į Kauno oro uostą ir iškart į lėktuvą. Aš sėdėjau pačiame gale lėktuvo, Matas pačiame prieki, bet man žiauriai pasisekė, nes prie manęs niekas nesėdėjo. Tai realiai gavau 3 vietas savo. Parašiau greit Matui ir prie manęs prisijungė. Tikom. Ir palikom. Netikėtai. Vienas kitą. Tiesiai į sielą, ble. Nusileidus Vokietijoje, pirmas įspūdis buvo įdomesnis. Žiauriai smirdėjo jų oro uoste. Kad čia smirda. Kilo mūsų pirmas iššūkis, turėjom rasti, kaip iš oro uosto nusigauti Berlyno centrą. Matas greit surado per ragelį, kad važiuoja metro iki pat centro, o mums tinkantis metro atvažiuos už 2 minučių. Iškart pradėjom skubėti, ieškoti bilietus. Ročia, atsimėjau tiket, sakė, gal angliškai pasakė. No, 47, kaip ir sakiau. Bitė Varten. Bitė Varten. Gerai. Bėgiojom kaip išplatė po visą metro, ieškodami savo vartų, tikėdamėsi, kad gal per spėsime. Bet nespėjom. teko pralaukti dar valandą kito metro ir šiaip netaip atsidūrėm Vokietijos centre. Pirmas vaizdas išėjus iš Berlyno metro tai keistas čiuvas, kuris gyvena prie pat metro durų su savo šuniu. Tada paėjus dar porą metrų, kitoje gatvės pusėje tiesiog buvo žmogus su palapinė, kuris gyvena ant šaligatvio. Nėra tai Lietuvoje, tai blogai, aš to pasakysiu tiek. Pasikultūrinsim. Nu jo. Kadangi su Matu buvom labai alkani, atsirado nauja misija – pavalgyti. Ir kur pigiau ras maisto, nei senam geram McDonald'e. Kaip bebūtų keista, Vokietijos McDonald's buvo ne toks skanus, kaip tikėjausi. Spėju, matosi iš mano veido. Vertinu 40. Vėl nauja misija – susirasti savo hotelį. Kadangi mes ant biudžeto keliaujam, nusprendėm nemokėti už taksi ir paprasčiausiai nueiti pėsčiomis. Tuo pačiu aplankydami mums įdomias vietas. Čia yra žydų atminimo kapinės, kažkas tokio. Puik, tu mačiu čia su dviratuku, kaip gerai paliktų. Pats Berlyno centras tikrai gražus. Visur aukšti pastatai, minios žmonių, bažnyčios, bokštai ir kitokie įdomus pastatai. Tikrai buvo kažkas naujo. Kuo labiau artėjom link mūsų hotelio, tuo nejaukiau darėsi. Iš gražaus Berlyno centro aplinkui vien tik kepapinės ir neaiškios parduotuvės, labai daug benamių žmonių, matėm vidury baltos dienos, kaip pasiima naktinę darbuotoją čiuvelis. Aš tau sakau, čia šliucha, Ir žiūrėk, kažkodas. aš tau sakau, čia pimpas atvažiavo jos pasim. Aplinkui matėsi švirkštai ir kitokios nesąmonės. Buvo labai nesmagu, kai visi reikėdavo savo pro petį žiūrėti. Bet sumokėjom 9 eurų už 3 naktis ir pusryčius, nelabai ir tikėjomės kažko kito verta. Hotelis nebuvo pats nuostabiausias, kažkodėl gavom papildomą lovą. Šį buvo tvarkinga, viskas, o gal tik tualete mažokai vietos. Atsisėdus ant podo keliai remdavosi į sieną. Bet kaip ir sakiau, 9 eurų yra 9 eurų. Jaučiu, geriausi pusryčiai pasaulyje bus.
Veiktų, na, 9 eurų. Prie stoties, čia realiai Vilniui prie stoties tiesiog gyveni. Kadangi buvom pavargę, nieko blatno neveikėm, nuvarėm pabuvom mieste ir šokom miegot. Nauja diena, nauji iššūkiai. Atėjo pusryčių metas, aš sakiau, man tu neim pusryčių, nes bus nieko gero už tokią kainą. Jis labai norėjo, galvoju, nupizdu. Eimam. Varom pažiūrėti pusryčiai už 10 eurų, kaip atrodo. Dar niekada nebuvau toks laimingas pamatęs pusryčius. Dešrelės, kiaušiniai, jogurtas, dribsniai, vaisiai, kava, ko tik nori ir valgyk kiek nori. Mums labai daug pinigų sutaupė šitie pusryčiai, nes taktika buvo paprasta. Kiek įmanoma prisivalgyti čia, išnaudoti tos pusryčius iki maksimumo, kad nesinorėtų dienos eigoje valgyti ir liktų pavalgyti tik vakarienę. Taip mes ir darėm. Nešim lėkštę, po lėkštės, kol norėsi apsivem. Tada biškai pailsi ir dar dasimušimu kažką pavalgai. Lik paskutinį, kad valgau gyvenime. Šios dienos planas buvo įdomesnis, Matas sudarė maršrutą norimoms vietoms aplankyti, o tiesiog random ieškoti ir eiti bele kur. Visos dienos planas buvo toks, kad aplankysim mums įdomias vietas ir vakaro grįšim namo. Pavalgysim ir bandysim patekti į Berlyno naktinius klubus. Esam girdėję, kad ten patekti labai sunku, stiprus face kontrolas, neleidžia bet ko, turi būti tinkamai pagalios apsirengęs, galvom gal nusipirkti rūbų, kad atrodytų įdomesniais, bet numetėm šitą idėją, nes netilptų rūbų skrienant atgal namo. Šiek tiek klubus pamiršom ir susikaupėm į Berlyno kitas įdomias vietas bei atrakcijas. Pirma stotelė buvo mašinų plus technologijų muziejus. Jame buvo keletas kietesnių mašinų, meno su technologijom surinktų kūrinių. Kažkokiu būdu atradom interaktyvią sieną, kuri reaguoja į rankos judesius. Sukliavom palinkėjimo lapukus ir šovėm į kitą lankytiną vietą. Jau reikia apšilti prieš šokant į viršų. Veiktų, na. Anos Frank muziejus ir šalia esantis kietas baras. Apie Aną nieko nepapasakosiu, nesimokiau istorijos mokyklai. Žinau, kad palėpiai slėpės ir tiek. Mums įdomiau buvo baro išdažytos sienos. Iššovėm alaus ir lėkėm į kitą spotą. Grafiti siena. Čia, kiek supratau, ilgiausia siena, ant kurios paišomi visokie įdomus kūriniai ir karikatūros. Mums rūpėjo pamatyti tik vieną. Mes jos ilgai ieškojom, ėjom, galvom gal jau suktis, ten pataikėm, bet tolumoje pamatėm žmonių minę ir supratom, kad ten tai, ko mes ieškom. Aš nežinau, ką šitą karikatūrą reiškia ir iš kokių čia politikų ir vadovų šaipomasi, bet žinau, kad reikėjo pamatyti. Eina savo čia kaip. Po to netyčia pataikėme M&M'sų 4 aukštų parduotuvę, kas yra keista, bet to pačiu kietai. Crazy. Pradėjom blūdinti ir aptikom porą bažnyčių, spėju šitą man kiečiausia iš visų. Pabandėm užeiti vieną, netyčia papuolėm į mišias ar kažkokią repeticiją. Matai, kur tas? Čia orkestras. Pažiūrėk. Sakai, kad nori, bet mes atrandam tokių perliukų. Pista, what the fuck? Kupolė, mes tiesiog esam. Kaip mes čia papuolėm? Po
ilgos dienos grįžom namo, nusiprausėm, kameros imti negalėjau, nes būtų nepraleidę į klubą, tai kiek išėjo, pafilmavom su telefonais. Nėjom į pačius žiauriausius klubus kaip Bergen ar KitKat, kur praeiti, jei nekalbi vokiškai, yra labai sunku. Paskaitėm internete, kur galėtume praeiti lengvai kaip turistai ir atsiradom prie klubo OST, nu kažkaip. Klubo įėjimas kainavo 30 eurų. 30 eurų! Galvojau, kad filmuosiu viską su telefonu, bet visur buvo ženklai, kad negalima filmuoti ir ant telefono kamerų apsauginiai suklijavo lipdukus. Bet šiek tiek apiem taisyklės pafilmavom, sumato klubo vidų. Pats reivas buvo geras, pilnas žmonių, muzika daužė. Gal tik muzika per daug stipri buvo. Duosiu jums paklausyti ir nuspręsti. Ilgai klube neišbuvom, nes sumato visiškai blaivi buvom, kol atėjom iki klubo, iškęsti reivo muzikos nebepavyko. Paskutinę dieną Vokietijoje nusprendėm padaryti ramesnį. Vėl privalgėm pilnus sklandžius pusryčių ir išlėkėm į miestą. Kadangi mėgstam sumatų mašinas, aplankėm dar vieną gan didelį mašinų muziejų. Dar ten labiau ne muziejus, o parduotuvė mašinų, kurios sustatytos kaip muziejuje ir leidžia žmonės. Bet smagu buvo. Pažiūrėk šitą. Eik tu, na, čia kiekvieno lietuvio svajonė tokį turėt garažą. Tiesiog chatai tokį turėt. Tada dar šiek tiek paplūdinom mieste ir aplankėm paskutinės lankytinas vietas. Ir kelionės galą nusprendėm nueiti į Berlyno arcade rūmą, kur buvo pilna visokių žaidimų, nuo amerikietiško stiliaus iki japoniško. Ten dar susitikom su draugėm Viltė ir Karolina ir smagiai praleidom paskutinės valandas Berlyne. Galvojau, kad kiečiau atrodau ant šito aparato. Čia kažkodėl neveikia mums su Vilte. Rašo. Už kiek tavėt, Ana? Taip. Visi, kas ten žaidžia, nevykėliai yra. Pavyzdžiui, ir taip pavyzdžiui. Tai nėra blogai, jau po 2-3,5 neblogai skamba, žinai. Eik, tu mažas, durnas, ką tu bizdi? Tik atvarimo, kai tai iš karto, bet šaratą.